korintiečiai, ką jūs? O taip, jokio prakaito kvapo. Tai gero, naujo šviežaus plastiko kvaps. Pagaliau į darbą, pagaliau į fūrą savo ir dabar galvoju, nu kada nustau čia. Nu, aš žinot, nu kada stovana jau čia. Nuo penktadienio, šiandien trečiadienio vakars. Va taip, matėt paskutinį video. Tai paskutiniam video vakar apsidirbau į darbą. Bet šiandien gavau reisiuką neblogą, tai ačiū Dievui. Dzina naktį dieną, kad tik dirbti atrodo jau noris. Pabandom užsivesti mašiną. Negirt pasirodo. Įsivaizduoji, vėl suku varžtus į plastiką, bet aš tik tais padarau tai, ką jau buvo padarę kiti. Durneliai, tikrai durneliai, nesuprantu, kodėl tokioj vietoje iš vis čia ką nors suka. Bet aišku, čia servizė, nes niekam neįdomu. Aš tik tvarkau, kai būn sulūžus detalę su varžtais, o ne gadinu gerą detalę. Tiesiog alkotesterio laikiklį. Prisukam čia. O kad gali prie šito daleiskim prisukti, arba iš vis gali nesukti, laibuntas alkotesteris ar ant valgyt prašo. Kadangi man strukdė stalą, aš namiau tą laikiklį buvo skylės, tai suku atgal tos varžtus. Atrodo vis tiek biškiau humaniškiau. Nu, ką jūs manot? Ką manot? Ką? Matot? O čia varžtai ir du į kaukolę įgręžti. Čia dukra pasidarbavo, biškį lipdukų. Dai pats biškį užsiklijuosiu. Čia kolega paliko dovanų. Va, porą popių nupirko, porą popiaustų. Tai ačiū kolegai. Tvarkingai, popieriuko parūpino, servetėlių. Nes tas kolega lietuvis irgi važiuoja porą reisų, vienu žodžiu. Per mėnesį taip gaunas. Gali daugiau, bet man atrodo, kad porą. Tai smagu. Bišką apsipirkau. Visiems aišku įdomu, kom tas kvepuoja, ką ant sveik, ką daro. Striukę pasiėmiau jau. Nu, striukę nėra baisiai kokybiška, nesimatys, bet aš tuos drabužius vadinu bulvių maišais. Nu, nes tikrai nėra kokybės. Nu, bet, kaip sakant, ir kaip ir, nu. Va, gavau algą, matai. Buvau Dollar Store, visokių nesąmonių prisipirkau, langų valiklį, va. Humaniškai, matot. Kabliukų nėra. Blembačkiau. Praeitoj Skanijoje buvo pilna kabliukų, čia nėra. Ir net ant sienos nėra, nu ne vieno kabliuko, kur pasikabinti rūbus. Tai tokių nakleikų bandysiu. Čia toksai matos lygus paviršius, bandysiu ant to priklijuoti turėtų. Čia kitoj pusėje turėtų laikyti. Tada ką dar nusipirkau? Guminį kilimėlį. Nu, čia pasidėsiu, kad batam pasidėti. Dregnų servetėlių, šiukšlių maišų, makiažui valyti, veidui. Nes aš valydavau visą laiką veidą su tom, bet plembačkai žiūriu, doleriniai po euriuką tokios servetėlės valyti makiažui. Vo, Biltemoj ką radau. Atsimenat, kai sakiau, idėja buvo, tai va čia ant to kanto gražiai ir užklijuosiu. Tai mano visai neblogai žiūrėsis. Čia kitapturiu. Čia kažkokių nesąmonių visokių. Chemija, Čia kištuks. Tokį radau Biltemui. Valemba taip iš akies pažiūrėjau, kad tiks.
Bet nesugarantuos, jeigu ką čekį turiu. Grąžinsiu. A netink. Tu žaltį, matai kaip. Netink. Kaip galvoju, tiks. Netink. Per kiek ant čia per ilgs? Porą centimetrų. Nu va. Ta reiks gražinti. Nu, dar tokia dėžę nusipirkau, susidėt šmutkiam. Va, energetinio nebegeriu, mineralinio pasėmiau. 52 kronos, kem kronų plus tara, tai kem kronų. Kaip 2 skardinės monsteriaus. Reiks susitvarkyti čia. Vandenuką pasėmiau. Nes tas fainiai, kad čia ir, bet su bet ko neįpilsi vandens. Tai va, porą bambalių vandens, arbatai. Va, arbatas. Iš lietuvių parduotuvės. Na, eik. Na čia jau lailek truopniai pasidarbavo. Taks, ką mes darom? Tas netiko. Sudedam viską atgal, kol kas. Ką nors sugalvosiu. Ką aš imu į reisą valgyti šiom dienom? Vo, kolega gerą idėją davė, labai gerai. Ir drėgmiai surinkt šiukšliam. Ir plius nesibraižo dugnas. Taip. Mes čia turim to obuolių. Riešutai prie sauso bus. Riešutai. Prie sauso. Čia tas, aha. Čia sūnus nusipirko savalę, bet nematė, kad čili, tai sakau, duok, suvalgysiu. Varškės, duonas, vištienos pašteto, makaronų buvo namos likutis ir kas čia ir, va, granola su jogurtuku. Ainas, savo. Čia vos ne sportininko vakarienė gausis. Taks, čia irgi tokie sausi. Čia undau bus čia. O, pypčiai, matai, nepatinka atidarytam būti. Taks, kur mūsų rakts? Limuzino Toyotas, čia. Ta guminį kilimuką iškart padedam į vietą, kur aš jau buvau senai planavęs. Žadėjau dėžę pirkti, bet kažkaip biltamai žiūriu už 5 eurus. Kilimėlis. O, blemba. Tas jau smird ne nauja plasmasė, o pigia guma. Va. Mano mintis tuokia. Dabar kai linčia labai gerai, kad pasikelta sėdynė. Per tą pusę įlipai į batus ant tuo kilimuko. Nu, ir nesušlaps, ir šilti bus. O jeigu galvojat, kad kabina prasmirs ale prakaito, da kažkuom, nežinau, tai jūs gal tada plaukit kojas, įkeiskit kojines. Nes pas mane batai, nu, nesmird, nežinau. Skoningai, viskas turbūt skoningai. Kolega gumus palikęs. Nu, reiks, kaip sakant, nupirkti daugiau, ką būtų. Smagiai. Nu, biškai apsvarkiau. Ką dirbsim visiems įdomu? Ką dirbsi? Laimi, ką dirbsi? Nu jau. Važiuosiu taip, kaip mėgstu, ne po vietą murdysios. Super. Akcepterat.
Skoningai. Neparodžiau dar 2 lipdukų. Nenulaukiau savaitę. 3 eurus mokėjau. Bet mano nuomonė atrodo super. Išjungsiu šviesą. Nu, matot ką nors? Kas čia? Kad jausčiau motociklo dvasią netgi darbę. Nu, gražiai atrodo. Neužtoj matomumo biškelį kažkas kitokia. Ten patiko idėja senoji fūrai, kažkas buvo užklijavęs old school. Bet aš old school neklijuosiu, aš norėčiau čia baltai King of the Road. Visai neblogai atrodytų. A ne? Ką? Va. Biškelį kažkaip pasipuošta pilka masė, ne? O, savo pukšt, erelis. Amerikos vėliava. Geriau taip daryta su samarėzais, ką nors sukinėti. Jeigu atkip su samarėzais prisuksiu. Važiuojam, pasikrausim. 5:30. Kol pasikrausiu, bus visiškai tamsu. O, 7:30. Va, matai kaip ir. Pus 6 datuokė, a 7:30 rudo šviesą išjungia. Į kuo tolin, kaip sakant, kuo gilin į mišką, tuo daugiau medžių arba obolių. Jokie skirtumai. Blembački, viskas dabar išskleista čia, bet aš jaučiu, nieko dabar baisiai aš čia ir nekrapštysiu. Kur mano pakrovėjais? Net nežinau dabar. Kažkur išsimečiau, reiks pasimti. Nieko aš baisiai čia jaučiu ir nekrapštysiu. Blembački. Kur tu pakrovėjau? Prožektorius, striukė, laidai visokie. Čia pakrovėjais. Tai va. Aš galvoju, dabar minu. Dabar turiu važiuoti kažkas apie 3,5 valandos dar iki pertraukos. Tai duosiu gazo. O paskui per pertrauką pabiškai pradėsiu kraustytis. Tada kažką ir aptarsim. Kažkas biški. Iš čia buvo. O man vaidenas, kas ten. Užuolaida kažkodėl nebuvo suvažiavus. Suvažiavus automatiškai. Tai va. Važiuojam dabar iš Halmstado į Enšopingą. Tai, nes nevažiavom čia tą reisą prieš porą savaičių. Ir vėl važiuojam. Bet visai man patinka. Atvarai Halmstadą, prisistumi, viską susikrauni. Nuvažiuoji, viską išsikrauni. Jokių laukimų, jokių galvojimų, jokių dar kažko. Viskas trumpai, drutai, paprastai. Važiuojam link pertraukos. Per pertrauką ir kažką pasitvarkysim čia atsisėdę. Patvarkysi į ką ir į ką parodyti. Harli. O, jezu, 2-3 kem 5, na. Ainas savo, kokia gera idėja su tais batukais. Dabar buvau šokęs lauk, sustojau. Kaip namuose. Kilimėlis, viską tvarkingai. O, atsisėdi, kada tau reikia, netrukda. Išlipimai pasikeli. Nu, viskas padaryta. Atrodo pagal mane. Plemba, žadėjau dabar visą tą laiką gal ledus klijuočiau, užklijuoti ant stalo, bet tamsoj kažkaip tingo atrodo. Nežinau, ką čia daryti. Ta reiks pasdėti dėžę, reiks gražinti. Servetėlės ten, šiukšlių maišus. Kur mes galim pradėti langus skysti. Aha.
tą reiks dėti šoną, kai gausi dėžę. Langų skystį galim padėti čionais. Prie mikrobangės. Biltemos Interior Tvet. Kaip čia pasakyti? Salono ar interjero valiklis, taip gal. Ir šitie maišus galim čia pasidėti. Nes reikia viską taip pasidėti, kad nebarškėtų paskui. Taip galvot. Vo. Ties tau tvirtai. Nebarškės. Čia arbata. Turiu arbatos, turiu vandens, ta prasme. Arbatos. Kavinuką. Bet neturiu puodelę. Proto guzas. Vo. Už 6 euriukus turiu tą. Norėjau iš Rituals nusipirkti namuose, ten žmona pripirkus. Sakau, kiek ant kainuoja tas toksai juods purškėklis? Sako, apie 400 kronų. Dollar Story tokį ale. Vos ne kaip tualeto gaiviklis putas. Nu, bet jau kvaps. Neblogs. Į bonkę neblogai atrodo, ką? Aha, čia nestau. Koks tu žalis. Nu, kur nors sugalvosim ją padėti. Prie arbatas. Nėra kur padėti dabar. Dabar čia, tarkim, servetėlės dedam prie savo privačių daiktų. Telefono laikiklis. tą galim tiesiog palikti ant stalo kolegai. Ikėjos produkcija. Tos dėsim ten. Tos dėsim čia. Čia ir 2 metrai. Lembački. Apjuos to stalo viso neišeis. Tai aš kažkaip galvojant skarpoms ir dėsiu nuo to išorinio kanto gražiai ant toštės. Ir iki pat čia. Kad nešviestų į priekį, jeigu raudoną įsijungsi. Tai įsijungiu mėlynai dabar, kažkaip tai. Kažina laikys. Nes čia 6 pakabikės 10 kronų. Tai čia gaunas 90 euro centų. Jeigu bus normaliai jos ir laikys. Su tuo iki kažkokį kažin. Matysim iš tikrųjų, kaip čia bus. Ant siaurėjančios vietos. Tiesiai. Opt. Op. Matysim. Tiesiai iškliau. Vienam šone, kitam šone. Ir matysime pasteisim. Nes ką man reikia to pakabuko, tai va, kad aiškiau kad būtų. Va tokiam dalykui, paprastam. Vieną toj pusėj, kitą kitoj pusėj iškliosim. Na, biškiuką užjudėjau. Toksai biški laiko švaistams, bet biški jaukiau, va, prie kaukolės popis viens vanilinis ir per viduriuką. Kaip skiriasi ledai, tas nausį ir tas šitais, va, kur dabar rodau, ryškiau šviet, tas bišk blankiau šviet. Bet, dzin, netam esmė. Da vieną turiu tokį leduką, bet ir rozetę kišamą. Ir turiu čia rozetę posidenę. Tai kažkokią mintį gvildenu kažkaip anatem pajungti. Daugiau nėra rozečių, nei viršui nieka. O gaila visur
Zagluškės. Įdomu, kas pas to zagluškė. Jaučiu, kad tušti. Nu, vienu žodžiu. Kabliuks kaip į laiką. Laikys čia. Jeigu neplėši, taip ant niekur nekris. Čia irgi va kabliuks jį. Da 4 atsarginiai. Gal da kokia mintis. Nes naktį, kai užsitraukiu užuolaidas, noris kažkur pasikabinti. Kaip senoj fūrai čia turėdavau kabliuką. Nes čia pasikabindavau striukę, megztinį kelnes. Bet čia kažkaip nesinori klijuoti tuo. Bišk be ryšio atrodys. Nu, sugalvosiu ką nors. Liko 10 minučių. Važiuosiu toliau. Į Enšopingą. Iki Enšopingo dabar bus kokios geras 3 valandas. 3:15 gal kažkur. Dar reiks lasdansą padaryti. Čia tie laidai vakabo dabar. Bet rytoj tvarkysiu, kitą juostelę dar užsiklijuosiu. Pasilikau tokiu šitais, neturiu izoliacijos, su tais biš susuksiu, kadangi ten po apačiai ir prieki tas numeris, čia po stalo gražiai iš šono sudėsiu tos laidus. Gerai bus. Dar viens USB lizduks laisvas liko, bus gerai. Pavargau iš tikrųjų, 5:30 ryto išsikroviau ir beveik atvažiavau iki vietos. Esu netoli Stregnės miesto, taip kažkaip taisyklingai vadinas. Tai šaunu miegoti ir prašvitu žiūrėsim. Dabaigsim jau viską atsipūtę čia susitvarkyti. Be nuotykių praėjo, bet jau mėgs važiuojant žiauriai. Paskutinės 2 valandas gribau. Da, kelis buvo uždaryti 2 vietas, apvažiavimai tokie ilgiausi, ojas. Bet viskas gerai. Da, biškutį užkandau. Granolas su jogurtuku. Žinau, kad einant miegoti negerai valgyti, bet taip norėjau valgyti. Gysykiai gyvenam. Nečipsu kokiu valgiu. Vse, aš šaunu miegoti, susitiksim už kelių sekundžių. Čiau. Nu, prieš 5 valandas geriau atrodžiu, ne prieš 6 jau. Nu, beveik 12 dienos skėliau. Kažkaip nežinau, neim pamiegoti. Šalia kelių tokiam parkingiukė esu. Ganėtinai didelis eismas. Už. Bet čia atvažiavau, kaip sakant, nepamiegoti.
Dabar turbūt supratot, kodėl aš čia atsivilkau mėgoti prie Strėgnės Brun. Prie pat miesto, galim sakyti. Ant pagrindinio kelio, čia koks čia 55 kelias, man atrodo. Tai čia mašinos va taip va. Kaip sustojau ryte, dabar negerai gal matas. Ryte gal dar net intensyviau varė. Tiesiog non-stopu. Nėra turbūt minutės, kad nepravažiuotų mašiną ar fūrą. Varai. Tai jo. Bet aš čia jau važiavau su mintim. Žinau, kad Strėgnė krausios. Žinau apie tą parkingą ir galvoju, aš čia sustosiu, jeigu bus galimybė. Tai kaip tik atvažiavau, viena vietelė buvo, vienas traukinys stovėjo priešais mane, tai pats tas gavas man. Ir apžvelgiam tiltą. Tiltų ilgis 1100 kilometras 100, jau pasakysiu tiksliai, bet didelis, man paliko įspūdį, aš kai prana pravažiuodavau. Kilometras 162 metrai aukštis nuo vandens didžiausias ir, nes tas tiltas nėra tiesas, jis ir toks lenkts. Aukščiausia vieta ir 26 metrai virš vandens. Tai nemažai, ne? Nemažas tiltuks. Dar vienas į mano sąskaitą, dar vienas objektas apskristas. Dar turiu vieną gerą vietelę čia biškų Strėgno miesto. Irgi apie ją galvojau, bet pasižiūrėjau orą. Oras neblogs, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Šilta, galvoju, reik pasidžiaugti gamtą, o į visus kitus tos objektus po stogu, manau, išeis nuvykti ir blogesnių orų. Nes kalbėjau su namiškiais, namuose lyn, visą dieną lyn, įlys visą savaitę. O čia va, rodo tik tais lietų nuo vakaro, tai mano visai neblogai čia pasisekė mums. Fainiai, kad čia tualets ir kitoj pusėje. Tai atsikėliau, pavalgiau, buvau nuėjęs atsiprausti, susitvarkyti. Tada susitvarkiau ten to popio laidą, atsardžiau saugiklinių tos, žodžiu, uždangalus. Na, aišku, čia parein laids viens, čia parein dar du laidukai, nes užklievau tą LED juostelę. Visai neblogai šviet, dabar aišku sunku perteikti, bet taip ant kantuko čia užklievau. Ne aplinkui, biškelį čia užsileido ir ten už kaukolės, tai visai neblogai žiūris iš tikrųjų. Šviesos daug nepriduoda, bet dėl jaukumo, tai kas dar liko planuose, būtų smagu gerą užalaidėlę priekinę gauti, normalią. Ne taip, kaip pas tuos būni šaly Express, tai jau geriau tada iš vis nieko. Apie šoninės užuolaidas nežinau, nes anos ganėtinai brangios, jeigu nori gerų tų užuolaidų. Aišku, būtų smagu komplektuks priekį ir šonus, juodas, tokia su juodais kutosais. Smagiai atrodytų. Nu ir viršui mintis ir į tas originalės vietas 4 raudonas lemputės įdėti vietoj geltonų, tai žinau, kad neblogai šviet, nes buvau tai pasidaręs ir senoji Norbergo Scanijoje kažkada, kai buvo dar nauja, nedavo, kai grįžau. Ir Englafrakte buvaugi viską sudėjęs. Visas tas lemputės. Tai Englafrakte buvau veltui gavęs sudėjęs, tai super buvo. Visur buvau daiktadėžės baltas sudėjęs, čia viršų raudonas. Visanos brangios yra, einas savo. Viena lemputė kažkas kainuoja apie 8 eurus. Nes čia paprasta nein, 24 voltų, nu, ant žodžiu. Tai reikia 4 lempučių. Nu, bet nežinau, bus matyti. Gal kitą mėnesį, gal kitą metą. Užuolaidų labai reikėtų. Kilimai kažkaip man tie odiniai, nežinau. Dulkių kaupykla. Kažkaip tie medžiaginiai irgi neblogai čia žiūris. Anus gali išimti, išdulkinti. Turiu pasidėję škurliuką. Tokį gerą, anas išlapinį, išsiplauni, išsivalai, jokių chemijų, jokių nesąmonių. Ir žymiai geriau ir nusivalo, ir nėra taukina, ir tiesiog matinė graži spalva, be jokių taukų, tie taukai iš šūdų krūva. Tai va, toks plans. Čia galėtum daug dėt, bet kažkaip. Kiti prioritetai pirmiau, kiti dalykai. Nu,
Tai va, hebrytė. Lauku, kas čia daliko geras pusvalandis. Pradėsiu darbelį, važiuosiu iki Stregno, pasikrausiu čia pat. Ir tada vėl į Göteborgą, į Partilę išsikrauti. Ir viskas. Tai planuoju per kokį 13 valandų jaučiu susisukti. Nu, gausiu su pertraukom su visko pilna diena. Rytoj planuoju 6 ryto būti namuose. Būtų super. Tai penktadienis, 4 laisvos. Planų kaip ir didelių nėra, nes oras bus kaip ištrydas. Tai, nu tai. LED Power. O, prašau. Traktorists. Bet čia be batų sėdo. Batai čia tik tais saugumo sumetimais, kad būtų sausos mano kojytės. Mineralinė, kiek išgėriau. Palauk, kiek čia buvo. 12 buvo buteliukų, nu. 6 buteliukus išgėriau jau. Į tą nori, o prašau. Bet mineralinis biškis sveikiau negu Monsteris. Kiek mes turim madynų? 10. Ah, 10 valanda. Lyn, bjauri tokį. Kol da pasikrauju tenais tokia graži buvo, paskui da visą kelią lyja. Remontai visokie. Išvažiavau iš ten 5, o dabar stojau pauzę daryti 10. Bet apie 11:30 turėčiau būti vietoj. Čia da gera valandikė man iki vietos. Išsikrausiu. Mašinai turiu. Nu, pilna mašina, tokių mažų palėtikių iki kelių šaldytų turiu. Į priekabui turiu, palauk. Prieki 9 susidėjęs ant balkių vadinamai, paskui pilna priekabą. Tai irgi. Bet greitanais. Valandikė ir išsikrausiu. Noriu į tualetą, bet nedavažiavau tualetą. Tualetas da už 10 km. Tai nežinau, matysiu palei situaciją. Davešiu iki ten, kur reiks išsikrauti, ne. Savo, vos nepasakiau kitą kalbą, bet pasakys lietuviškai subinę. Jaučiu, kai einu valgyti. Video tikiuosi patiko. Buvo visko po biškį. Ir, vieną dar tokį lankytiną objektą, kurį buvau susigalvojęs aplankyti, aplankiau. Tikslų įgyvendinims ir jų siekiams. Į mašiną po biškį juda.
Dar reikia viršui būtinai lubas, įsidėtas raudonas lemputis. Ai, rimtai, da čia va. Vieną turėjau iš tais. Panaudoju čia. O, bišką apšviet. Kaip sakant, ką turi tą dėdė, viskas. Aišku, čia gali apkarstyti viską, kad čia akis bijos. Bet vienas dalykas, aš labai gerai nenusimanau elektrui laiduose. Tai plug and play lengviausiai aš sugebu ką daryti. Tai gerai yra. Plius su mažesniam sąnaudom. Čiau, hebrytė. Po biškį artėjom prie 10 000, po biškį kylam. Tai tikiuosi šiemet bus blembački. Ką? Kalėdų kokių. Dabar taip šneku toks jausmas, kai jau darbą būčiau baigęs, o dar liko 6 valandų darbo. Čiau.